Sveiki, mano vardas Nerius ir esu kompanijos TC sprendimai vadovas. Taigi, ar įmanoma parduoti dabar? Kodėl tai aktualu? Nes kai augo ekonomika, kiekvienas buvo kietas pardavėjas ir galėjo pardavinėti daug, nes klientai stovėjo eilėje. Tačiau dabar, kai vykęs ekonomikos kritimas ir stagnacija, pardavimai tampa labai aktuali problema daugeliui įmonių. Bet verslo tikslas išlieka tas pats – uždirbti pinigus šiandien ir ateityje. O pinigai atsiranda tik tai, darant pardavimus. Pasitikrinkime. Jeigu atsakysite į šitos klausimus, jūs žinosite, ar jums verta ateiti pas mūsų kursą. Ar jūs turite nepanaudotų gamybos pajėgumų? Ar jūs galėtumėt patenkinti rinkos paklausą, jeigu jinai išaugtų 10, 15, 20, 30%? Ir ar jūsų užimama rinkos dalis yra mažiau negu 20%? Jeigu į abu šitos klausimus atsakėte tai, tuomet galima daryti dvi išvadas. Jūs turite augimo potencialą. Manau, jūs patys tuo neabejojate. Ir jūsų organizacijos apribojimus yra pardavimai. Arba kaip jūs valdote tuos pardavimus. Nes rinkos talpa, net ir kritus rinkai, tikrai yra daug didesnė, negu šiuo metu jūs parduodate. Atrodytų, rinkos talpa yra pakankamai didelė ir potencialas nemažas, tačiau pardavimų dinamika jūsų netenkina. Pardavinėdami konkuruojate tik tai kainą ir prarandate maržą. Įtarėte, kad pardavėjų pasiteisinimas mes per brangus nėra tiesa. Pardavėjai skęsta rutinoje ir nesusitikinėja su klientais. Natūralu, kad klientai nežino apie jūs, konkurentai ateina dažniau parduoda ir jūs prarandate savo rinkos dalį. Taip pat mažas pasiūlymų sėkmės procentas ir jūs net nežinote kodėl. Sunku ir suvaldyti ir prognozuoti ateities pardavimus, nes procesas yra neskaidrus ir labai smarkiai priklausantis nuo atskirų pardavėjų. Tuomet kviečiame jūs į praktinį seminarą Pardavimo proceso kūrimas ir valdymas, kuris įvyks birželio 14-15 dienomis. Kurso metu sužinosite, kaip sukurti pardavimo fabriką. Tai yra, kaip pereiti nuo produkto pardavimo prie vertės klientui pardavimo. Kaip sukurti standartizuotą pardavimo procesą bei įrankius. Kaip įdiegti pardavimo proceso valdymo rodiklius. Kaip reorganizuoti pardavimų ir marketingo skyriaus darbą bei padaryti jį skaidresniu. Taip pat jūs sužinosite, kaip pasiekti ryškų pardavimų pagerėjimą, nedidinant išlaidų darbo užmokesčių. Jeigu norite daugiau informacijos, jas galite rasti mūsų tinklapyje www.tots.lt arba rašydami emailą ina@tots.lt. Iki susitikimo.